balandis, kovas yra ataskaitinis laikotarpis tiek visų biudžetinių įstaigų, kurios atsiskaita prieš tarybą, tiek pagal seną įstatymą privalėjo savivaldybės administracijos direktorius pateikti ataskaitą bendruomeniai, supažindinti nebūdavo, o mero kaip ir prievolė būdavo teikti ataskaitą už tarybą, už savivaldybės veiklą. Ir mes turėjom tikrai gerą tradiciją važinėti po bendruomenės, po seniūnijas, susitikti su gyventojais, pristatant veiklą. Visada į šitą ataskaitinį laikotarpį mūsų lydėdavo spausdintinis leidinys, kuris ir dabar mano rankose yra. Čia jisai jau 15 yra, reiškia, pradedant man merauti nuo 9 metų, mes pradėjome jį leisti. Ir iš tikrųjų, aišku, technologijas, aš atsimenu ir tada daug ginčų buvo, ar reikia daryti tokį spausdintinį, spalvotą, su išsamia informacija leidinį, ar vis dėlto užtektų kažkokias lentelės, patalpinti internete ir kam įdomu pasižiūrėkit. Tai ką parodė laikmetis, vis dėlto, kaip bebūtų, kaip ir knyga, atrodo, niekas knygų nebepirks, niekas į bibliotekas neįs, galėsim visi elektroninę skaityti. Vis dėlto žmonės nori turėti rankose, nori turėti leidinį ir aš kaip sakau, kartais ir mes turim susirinkę visų 15 metų veiklų. Aš, pavyzdžiui, kartais taip juokais klausiu, sakau, o galėtumėt, pavyzdžiui, pasakyti, kas gero įvyko rajone 13 metais. Lysti kažkur internetą, ieškoti, žiūrėti. Tu pasiemi 13 metų leidinį ir pas mus čia yra paskutinė rubrika, šitas leidinys toks pagal šabloną jisai daromas su nedideliais pakeitimais, yra, pavyzdžiui, tų metų pasiekimai. Ir tu matai, kas buvo ypatingai atlikti darbai, sakykime, arba yra rubrika mūsų svečiai. Dabar sakau, pasakykit man, kada buvo atvykęs prezidentas Nausėda. Nelabai kas atgamins, gal tokiais metais. Ar internete ieškoti vėlgi tų leidiniai gali rasti, sakykime. Galų galia ir žmonės, kurie dirba, yra švietimo dalis, kultūra, seniūnija, tiesiog netgi ieška nuotraukas ir man dažnai būna taip, kad kokia močiutė pamata savo anūkę, ar merė, ar galiu gauti šitą leidinį, va čia radau anūkę ir panašiai. Tikrai kritikuotiškai, ar čia leisti pinigus ar neleisti, brangus ar nebrangus, tai aš manau, čia jisai tikrai lyginant su to, kai Vilnius, leiskit sutikti, vis dėlto sumokėti už vaizdelį, kur žmogus įsijoja ant sienas 500 000, ne tas pats, kai čia tu sumokėti 4 000, čia su visko eina ir maketavimas, ir spausdinimas, ir taip toliau. Aš neatsimenu tik ar 1000 egzempliorių, aišku, didins egzempliorių skaičių, reikia didesnė suma bus, priklauso nuo kiekio spausdinimo. Bet čia yra visa informacija už 23 metus, tiek biudžeto, tiek programų, tiek išlaidų, tiek renginių. Viskas sutilpia į maždaug, aišku, viską nesutalpinsi, aš kaip sakau, čia pagrindiniai dalykai yra į 170 puslapių, bet prievalė pati atsiskaityti, jinai niekada nenumatė kokią formą. Ar tu gali per televiziją padaryti kažkokį renginį, ar tu susitikti su gyventojais, tai mes naudojame pilnai visas. Šiemet iš tikrųjų planuojame truputį kitaip padaryti, nes matėme vėl, gal ir meras pabodęs jau tiek metų ir pažįstamas ir žinomas, galų gale mano irgi tas nuolatinis viešas bendravimas su žmonėm, daromas laivo transliacijas tiesioginės, kurias stebi kartais ir 160 ir 170 žmonių, kaip aš sakau, pabandykit šiandien pakviesti susitikimą, kad į salę ateitų 160 žmonių susitikti su meru. Kažin nelabai, bet šiandien naudojant tas visas šiuolaikiškas technologijas, žmonės stebi ir paskui tu dar pasižiūri, kad dažniausiai tavo laivą yra peržiūrų vos ne 8-7 tūkstančiai žmonių, kas, sakau, pusė rajono gyventojų. Tai šiais metais mes irgi vis dėlto planuojam vykti į seniūnijas, pagal tam tikrą grafiką, pakviečiant bendruomenių pirmininkus, seniūnaičius, atsivežant šitą leidinį. Ir dažniausiai šituose sutikimuose mes nekalbam apie praeitį. Aš kaip sakau, ataskaita, praeities nebepakeisi. Taip pat kaip ir man formuojant biudžetą,
Ir tarybose tvirtinant ataskaitas, nu gerai, patvirtinam, nu kas iš to. Man visada labiau įdomu, ypatingai lapkritį, kai mes tvirtinam planus, kai biudžetą, ką planuoja. Tai ataskaitas gal tik tiek, kad jos įvertinė, ar tai, ką buvo suplanavusi įstaiga, ar ką buvo susiplanavusi valdybė, tiek strateginiam plane, tiek, sakykime, trumpalaikiam, tiek biudžete, kiek tai pavyko įgyvendinti su to, ką tu buvai susiplanavęs. Ir jeigu kažkas nepavyko, paanalizuoti priežastis, dėl ko.